Jeigu vakare nebeturi jėgų nei sportui, nei seksui, nei draugams, tai dažniausiai ne apie metus pase, tai apie testosteroną, kurio pokyčių vyrai linkę ignoruoti per ilgai. Kas labiausiai manyje tikriausiai man pačiam pradėjo nepatikti, dariausi neįdomus pats savo iš tiesų, ar ne, ir pradėjau net pažinti savęs. Nes anksčiau būdavo noras kažkur lėkti po darbo, nekalbant apie savaitgalį. Penktadienį tai iš viso nuodėmė kažkur neišeiti ir nesudalyvauti. Bet pasiekiau tą lygį, kuomet penktadienio vakarą tiesiog norėdavau grįžti namo ir nieko nematyti. Kai aš juokauju kartais su draugais, tiesiog apsikabinti kelius ir verkti duše. Dažniausiai žemo testosterono simptomai tai yra išnykusios rytinės erekcijos. Rytinių erekcijų nebuvimas apie 6 mėnesius jau simbolizuoja apie tikrai žemą testosteroną. Kitas dalykas, vyrams sumažėja noras turėti lytinių santykių, taip vadinamas libido. Dar atsiranda bendras nuovargis, sunku susikaupti darbe, sunku gerai išsimiegoti, atsiranda daug depresinių minčių, mintis, kad geriausi laikai jau yra praeityje, nebėra noro užsiimti sportu. Didėjantis svoris ir žemėjantis testosteronas pacientus įstumia į tokį užburtą ratą. Tokie pacientai vis sunkiau ir sunkiau kažką naują daro, jų motyvacija mažėja, jų libido mažėja, jie susiduria su daugybė problemų. Justino istorija nėra išskirtinė, tai gana tipinė istorija vyrų, kurie gyvena dideliu tempu ir save prisimena tik tada, kai nebelieka jėgų. Atsitiko taip, kad keitėsi darbo specifika. Teko pradėti keliauti per 3 skirtingas mūsų Baltijos šalis. Tai keitėsi ir mano režimas, pradedant nuo to, kad aš visą laiką buvau pelėda ir reikėjo pradėti keltis ir 5 ir 6 valandą ryto, kas mano organizmui buvo mini šokas, netgi sakyčiau ne mini. Keliavom ne tik per Baltijos šalis, bet ir toj pačioj tenka Lietuvoje dažnai per miestus keliauti. Su tuo pačiu atsirado ir stresas, žinoma. Lengva pasakyti, kad lengva suvaldyti arba dirbti su juo, bet kam iš mūsų pavyksta, ne dažniausiai. Arba mes jį paslėpiam labai giliai viduj, bet per ilgesnį laiką jis vis vienokia ir kitokia forma pasireiškia pas mus. Testosterono kiekis ir testosterono mažėjimas skirtingai labai veikia skirtingame vyro amžiuje. Kai to testosterono mažai, tada mažėja raumenų masė, vystosi osteoporozė, tai yra mažėja kaulų tankis, atsiranda dėl to lūžimai, taip pat didėja kūno masė, taip kad testosterono mažėjimas tikrai yra susijęs su vyro būsena. Taip pat, aišku, kai to testosterono mažai, tada ir nuotaika vyro prastesnė, tada jis tingi kažką veikti, tada jis atsisėda į fotelį, tada jis nejuda, tada virsta jo svoris. Yra pastebėta, daugybė klinikinių tyrimų rodo, kad aukšta testosterono koncentracija yra labai svarbi vyro nuotaikai. Tai yra dažnai ateina vyrai, kuriems buvo prieš tai klaidingai nustatyta depresija. Ir sprendus jo žemą testosterono problemas, ateina už mėnesį, sako, daktare, ačiū, jūs pakeitėt mano gyvenimą. Mano visos depresijos problemos išsisprendė. Gydytojai, kalbėdami apie testosteroną, nekalba vien tik apie seksą. Dažniau apie energiją, ištvermę, motyvaciją ir tai, kaip vyras jaučiasi kasdien. Pasidarė nemiela tiesiog netgi bendrauti su savo draugais, kuriais mes dažnai susitikdavom. Tai šiuo atveju netgi sunku pakelti telefoną, paskambinti arba parašyti, kur atrodo tai labai paprasta, ir neužima daug laiko. Bet tiesiog tam noro nebeliko. Nekalbant ir apie seksualinį gyvenimą, kurio iš tikrųjų jautiesi nuolat pavargęs ir nieko nenori daryti ir kažkur dar lėkti ar susipažinti ar apskritai gyventi naktinį gyvenimą, kuris, neslėpkim, anksčiau būdavo. Pagalvojau, kad aš savo toks nepatinku ir aš nenoriu toksai būti. Ieškant realių išeičių, į Justino akiratį pateko ir maisto papildas Alfavit, sukurtas gydytojų ir mokslininkų, padedantis palaikyti hormonų pusiausvyrą, tarp jų ir testosterono lygį, kai vyras nusprendžia nebeapsimesti, kad viskas gerai. Tai nėra visų problemų sprendimas. Nėra auksinės piliulės, kuri išgėrus išspręs visas tavo problemas. Tačiau daugybę metų dirbu su vyrais ir matau daugybę jų problemų.
Ir tų problemų sprendimui šiai dienai vaistinės lūžta nuo vienokių ir kitokių preparatų pasirinkimo, tačiau bėda ta, kad tie preparatai yra, ta sudėtis, kurios nelinkęs rekomenduoti savo pacientam, nes dažnai tų preparatų sudėtis yra sudėtos pigiausios medžiagos, skambiausios, kurios geriausiai žinom. Tada ir kilo ta mintis, kad reikia sukurti preparatą, kurį pacientas vartodamas gautų svarbiausias, veikliausias ir aktyviausias medžiagas. Ir prie šito projekto mes dirbom apie metus, tai didžiulio tarptautinio komanda prie jo dirbo, naudojom dirbtinį intelektą, ištyrinėjom ir perskaitėm tūkstančių straipsnių ir įvertinom visas įmanomas, potencialiai veiksmingas vyro sveikatai medžiagas ir jų poveikį. Ir tada galiausiai sudėliojom šitą preparatą ir jį pagimdėm. Alfavit – tai pasirinkimas vyrų, kurie nebesitaiko su nuolatiniu nuovargiu ir nenori susitaikyti su mintimi, kad taip dabar bus visada. Aš manau, kad apskritai kiekvienas save gerbiantis vyras turėtų ieškoti išeičių atsitikus tokioms situacijoms, juolab, kad tikrai apskritai kaip visuomenė tampam žymiai labiau apsiskaičiusi, turim daugybę informacijos šaltinių, iš ko galim gauti šios informacijos. Ir tai, kaip, sakykime, anksčiau, gal dar mano paauglystės, vaikystės laikais būdavo gėda arba nedrąsu kreiptis pas šios srities specialistus, tai aš manau, tai yra netgi būtina. Šių laikų visuomenė, ypatingai kai mes gyvenam tokiu greitu ritmu. Aš žinau, kad yra labai daug stereotipų lankantis po šios srities specialistus, bet galiu patikinti, vyrai tikrai neskauda, nes yra naujų technologijų ir patikros būdų, kur gaunam tik labai išsame informaciją. Kai vyras nustoja ieškoti stebuklų, jis pradeda ieškoti to, kas veikia. Alfavit – orientuotas į libido, energiją, ištvermę ir bendrą savijautą, be pažadų, nes tik taip ir galima kalbėti rimtai. Kodėl tas preparatas vadinasi Alfavit? Alfavit tai yra vitaminai alfa vyrui. Ne tam, narcizui, kuris nuo ryto iki vakaro pluša sporto klube, grožisi save veidrodį, bet tam slaptam herojui, alfa vyrui, kuris slypi kiekvienam iš mūsų, kuris kiekvieną rytą anksti keliasi, eina į darbą, nuo ryto iki vakaro susiduria su stresu, tiek fiziniu, tiek psichologiniu. Tada vakare turi laiko skirti vaikam, ir užmigdžius vaikus dar rasti laiko žmonai. Natūralu, kad stresas, įtampa daro savo ir mes dažnai grįžtam namo ir nebenorim nieko daryti, tai pasislėpti po kaldra, miegoti ir ilsėtis. Atsidūrus šitoj situacijai pradėjau ieškoti išeičių. Gavau rekomendacijų gerų kreiptis būtent pas gydytoją Marių Anglicką. Labai apsidžiaugiau, nes apsilankęs pas jį gavau daug atsakymų į rūpimus klausimus. Išsiaiškinom, kad tai yra žymiai gilesnė problema, jinai užsitęsusi kurį laiką ir kad organizmui tikrai trūksta daug statybinių medžiagų ir kur turėtumėm eiti į gylį ir padirbėti ties to. Konsultacijos metu iš tikrųjų sužinojau, kad yra būdų, kuomet galim spręsti šiuos reikalus neapsikraunant kalnais vaistų. Yra produktas, kuris iš tiesų gali padėti, nes visi žinom, kad nuėjus į vaistinę iš tikrųjų ypatingai vyrų skyriuje pilnos lentynos papildų, pilnos lentynos vitaminų, ypatingai multivitaminai, kurie gydo nuo visko ir aš juokauju nuo nieko. Šitas produktas buvo man didelis atradimas. Juolab, kad pasidomėjau, kokios sudedamosios medžiagos. Tai ašvaganda. Ašvaganda yra svarbus komponentas, kuris leidžia mums sumažinti streso poveikį. Kas įdomiausia? Stresas tiesiogiai koreliuoja su mūsų testosterono lygiu. Ir vartojant ašvagandą mažėja streso hormonų, mažėja kortizolio, ko pasėkoja, didėja mūsų libido, didėja testosteronas, gerėja mūsų sveikata. Kas iš tikrųjų sudomino šitam produkte, kad sužinojau, kad produktas buvo kūriamas 2 metus mokslininkų, farmacininkų ir gydytojų, kas man iš tikrųjų sukėlė didelį pasitikėjimą. Kai pasidomėjau dar sudėtį, tai
produkte yra ir kofermento Q10, ir maka, ir vitaminas D, cinkas, ašvaganda. Tai apie šitas medžiagas esu jau skaitęs ir šiaip esu girdėjęs iš kolegų, draugų, kurie yra apskritai atskiras šitas medžiagas daugiau vartoja, tai jos tikrai gelbsti. Tai aš pagalvoju, viskas vienoje vietoje, tai galvoju, tikrai turėtų suveikti. Justinas vartoja Alfavit ne dėl mados. Jam testosteronas ne etiketė, o signalas, kurio ignoruoti jis nebenori. Žemas testosteronas tiesiogiai koreliuoja su metaboliniu sindromu. Na, puikiai visi žinom, kai tavo žemas testosteronas, tu nenori nieko, nori tik miegoti, žiemos miegų ir nieko daugiau nedaryti. Ir nuėjimas iki sporto klubo ar 15 minučių prasiėjimas pasirodo tarsi, neįveikiamas iššūkis. Neslėpsiu, tikrai ne po savaitės ir ne po 2 pajaučiu įspūdingus rezultatus arba pokytį, bet po mėnesio pradėjo keistis mano savijauta. Kažkaip atgavau tas ankstesnės spalvas, kurias turėjau. Nuotaika buvo geresnė, norėjau vėlgi pakelti tą telefoną ir paskambinti ir susisiekti su draugais. Galų gale vėl išeiti į miestą ar netgi atėjus savaitgaliams ne tik tai svajoti apie pagulėjimą ir filmo pažiūrėjimą, bet išlindimą į lauką, į pasivaikščiojimus ir taip toliau. Tai, o po 3 mėnesių manau, pabandysit patys suprasit. Rezultatas buvo dar geresnis. Kalbu apie visas gyvenimo sritis. Labai džiaugiuosi, kad šis produktas palaiko normalų testosterono koncentracijos kiekį kraujyje. Kas mano gilių įsitikinimų yra labai svarbu vyrų gyvenime. Alfavit sukurtas vyrams, kurie nori daugiau energijos, daugiau ištvermės ir nenori atsisakyti aktyvaus seksualinio gyvenimo. Alfavit gali būti kaip dirigentas. Dirigentas be orkestro niekas. Taip pat ir nebus taip, kad, jeigu tu nuolatos patirsi stresą, tu rūkysi, tu būsi nutukęs, tu mažai judėsi, tu mažai miegosi, nesportuosi, išgersi piliulį ir tavo problemos išspręs. Nieko panašaus. Būtinas kompleksinis požiūris į šitos problemos sprendimą. Būtina išsimiegoti, būtina sveikai maitintis, būtina vartoti omega rūgščių pakankamai, būtina poilsis, aktyvus sportas ir tada tavo problemos išspręs. Daugiau apie Alfavit sudėtį ir poveikį artimiausiose sveikatos kodo laidose. Likite su mumis. Čia kalbame apie sveikatą be pažadų ir be iliuzijų.